Nu, tai sveiki visi. Kadangi pastaruoju metu labai daug prisnigo sniego, tai nusprendžiau pasistatyti iš sniego iglų namą. Niekada nesu to daręs, bet pabandysiu padaryti šiandieną savo kieme. Turbūt per šiandien nespėsiu, bet per kelias dienas gal padarysiu. Turiu pasiėmęs keletą daiktų. Tai čia keletą pirštinių porų, peilis, kad išpjauti sniegą, formuoti kažką iš jo. Vandens butelis, kad pašlapinti sniegą, kad jis geriau suliptų, arba kad užšaltų po to. Virvutė, net nežinau, kam aš čia pasiėmiau, tiesiog įkrito. Ir tazikas, kad formuoti tokius sniego blokus jame. Nu ir aišku, savaime aišku. O patį iglų nusprendžiau statyti va čionais kažkur. Aplinkui save iš tokį ratą. Bet pirmiausia, tą ratą reikia išvaikščioti. Pažiūrėkime iš aukštai. Nu ar lygu? Ne, labai nelygu. Dabar geriau. Metas kasti. Nu ką, reikia bandyti pildyti sniegu. Aš tikiuosi, taip veikia fizika. O dabar bandom apversti. Kitame daugiau vandens pilsiu, bet šiaip tai laikosi, ta prasme. Bum! Jau kažkoks toks progresas, po truputį panašėja į ratą. Biškį sumažinau, nes jau labai didelis būtų. Tai čia būtų užsiknisimas tokį ratą daryti. Nu čia, manau, dar kokie 4 tilps. Ir viskas, pirmas aukštas bus baigtas. Darysim antrą aukštą. Ai, taip ir maniau, kad tai bus. Čia tik tais pusė tilps. Čia reikia maždaug tiek nupjauti. Šito irgi nereikėtų čia. Op, viskas. Nu, padariau dar vieną bloką. Ir dabar galvoju, kaip jį čia užkelt, kad nesugriūtų viskas. Ar man iškart dėti ant to, ar pradžiai ant žemės? Pradžiai ant žemės gal. Taip, atsargiai. Opa. Ok.
Šitas blokas turi būti ypatingai tvirtas. Ir aš tikiuosi, kad jis dabar nesugrius man. Nu gerai. Nepavyko šį kartą. Wow. Nu, laikysi. Wow. Laiko. Tas blokas antroje eilėje. Kažkaip įsivažiavau, nebe taip jau sunku. Čia kol kas biškį praleisiu. Čia kol kas toks kaip įėjimas galbūt bus, kol darau. O dabar pradėsiu jau daryti gal 3 aukštą, va čia naisva. Nes čia jau pat seniausi šitie antram aukšte. Jie jau pristinga, turėtų būti gerai. O čia tiesiu, gal turiu biškį galima prapjaut. Va čia ledas jau. Bandom. Žodžiu, progresas toks. Jau 3 aukštą pradėjau. Dirbu kas 4 valandas jau šiandien. Tai manau šiandieną užtenka. Varau ilsėtis ir pratęsim darbą rytoj. Nu, antroje darbo diena. Per naktį labai daug prisnigo. O toks vat sluoksnis nemažas. Užtat gerai sutvirtėjo. Dabar atrodo labai tvirti. Ir nenukris taip lengvai. Tai va dabar reikės biškį atkasti, nes čia jau gerai prisnigo viduj. Šiandien vandens atsinešiau daug daugiau, nes praeitą kartą tiesiog per greit pasibaigdavo. Nu ką, pirmas dienos blokas. Čia visiškai. Nu va, pasidarbavau kažkiek be kameros. Tai va tiek maždaug blokų prisidariau. 8, tai va dabar sudėsiu juos. Vos nenumečiau. Yra biškį. Pabaigiau 3 aukštą. Aišku, dar šitas liko.
Bet kol kas naudosiu įėjimui ir pradėjau 4 aukštą. Tai šiandieną darbą baigiam ir susitinkam rytoj. Nu tai sveiki visi. 3 darbo diena. Vėl labai daug prisnigo, tai biškutį atsikasiau. O dabar tęsim toliau dėlioti blokus. Žodžiu, planas mano dabar toks. Čia gal kas palieku tokį laikiną įėjimą. Čia uždedu dar vieną bloką. Ir šitoje vietoje aukštinu. Tada apipilu vandeniu, kad užšaltų. Ir palieku nakščiai. O rytoj iš ryto čia išpjausiu įėjimą. Jau per šiandien padariau 14 blokų. Nu va, vėl pasidarbavau be kameros kažkurį laiką. Tai va, 12 blokų. Dabar jas sudėsiu čia. Viskas, nebėra įėjimo. Viskas. Šiandieną padariau apie 30 blokų. Pavargau, šiandieną užteks. O rytoj darysiu čionais įėjimą. Taigi iki rytojaus. Nu tai sveiki visi. 4 darbo diena ir tikiuosi jau paskutinė, nes šiandien planuoju baigti. O dabar pirmas darbas, kurį padarysiu, tai išpjausiu šitoj sutvirtėjusiu sienoj įėjimą. Ne, čia kažkaip kitaip reikės tas blokus daryti. Ta įėjimą daryti kažkaip kitaip reikės. Reikia užpilt vandens, kad sutvirtėtų šiandien.
Manau, sugalvojau. Kadangi čia toks nėra bloko kol kas. Tai tiesiog čia nais taip išpjausiu. Ir po to čia ant viršaus dar uždėsiu. Ir bus toks įėjimas. Dariau ir pragriuvo sieną. Nu gal dabar visai gerai, bus įėjimas platesnis. Bet kaip padaryti stogą, aš neįsivaizduoju dabar. Žodžiu, turiu kažką tokio, kadangi sniegas dabar visiškai nelimpa, tai bijau daryti stogą tokį apvalų, nes tiesiog sugrius viskas, per daug viskas palinkę. Dėl to nemanau, kad pavyks tai padaryti. Tai aš turiu tokią plevelę, tokią kaip medžiagą, kurią apklosiu stogą. Radau dar keletą lentų. Nu va, turim kažką tokį. Būro. Nu, patys matėte, kas nutiko. Atstačiau, žodžiu, iš gabalų tiesiog užpyliau vandeniu. Dabar turėtų šalt ir bus gerai. Nieko tokio, čia netaip jau baisiai. Atstačiau iš lentų. Dar net biškį dadėjau, patobulinau. Ir dabar iš naujo dėsiu medžiagą. Žodžiu, padariau viską iš naujo. Ir dabar dėsiu sniegą, jeigu rasiu kastuvą, aišku. Na štai, panašu, kad iglų baigtas. Aišku, dar čia ant viršaus sniego daugiau pabarstysiu. Apkarpysiu plevelę, bet čia iš esmės baigtas. Ir dabar sulauksim vakarą ir pasigaminsim ją vakarienę. Nu va, atėjo vakaras, atėjo laikas vakarieniai. Žodžiu, panašu, kad nepavyks man niekas vakarienės šiandien išsivirt, nes visiškai neverda. Pasirodo, prie -14, kaip dabar, tokie dalykai neveikia. Tokios dujinės viryklės neveikia. Šalčiausia temperatūra, prie kurios veikia, yra -1.
o vėliau tiesiog skystos dujas nebegali po to jau tiesiog išeit. Ir nebeveikia toks aparatas prie -14, ypač kaip dabar. Tai žodžiu, nepavyks man išsivirti makaronų. Tai va, šiam kartui tiek. Pavyko pastatyti savo iglų. Ačiū visiems, kas žiūrėjot. Tikiuosi jums patiko. Paspauskit like, paspauskit subscribe. Ir iki kito karto.